Salonas, į kurį, tarkime, užsukome išsirinkti langų savo namams. Mus pasitinka jaukus interjeras, sukurtas taip, kad jaučiamės savo namuose. Tačiau nepamirškime, ko atėjome iš tikrųjų. Mums reikia lango. Norėčiau pristatyti vieną iš šilčiausių Europoje langą, 88 cm storio, 0,77 koeficiento šilumos varžos. Langas skirtas pasyviajam namui. Bet ar tikrai mums reikia vieno šilčiausių langų Europoje, kai galbūt gyvename tipiškame mikrorajono name? Turėjom tokį atvejį, kada klientas užsisakė langus už, sakykime, labai didelę sumą pinigų. Langai tikrai išskirtiniai ir tikrai patys šilčiausiai, turbūt nesuklysiu pasakęs, visoje Europoje. Bet įvertinus būstą, kuriame jis gyvena ir kur tie langai bus sumontuoti, pasirodė, kad tikrai investicija beprasmė. Langai labai šilti, o sienų šilumos varža yra tikrai nedidelė. Mūsų pasiūlymas buvo toks – įsidėti tarpinį variantą. Tokiu būdu klientas sutaupė daug pinigų, o rezultatą turėjo tikrai tokį pat, nei būtų išleidęs, sakykime, sąlyginai daug didesnę sumą pinigų. Tai va toks mūsų ir darbas – bandyti išsiaiškinti, įsigilinti į problemą ir pateikti patį geriausią pasiūlymą. Štai šio buto savininkė papasakojo įprastą istoriją. Pradėjus ieškoti lango, teko perskaityti daugybę skelbimų, aplankyti ne vieną prekybos saloną. Visur siūlomos akcijos, nuolaidos ir kuo mažesnė kvadratinio metro kaina. Tačiau vis dėlto investicija ne vienai dienai, ne vieniems metams. Tai ilgalaikė investicija. Reiktų įsigilinti, ko klientų reikia. Jeigu tai yra miestas ir didelis triukšmas, vienareikšmiškai klientų reikalinga kažkokia garso izoliacija papildoma. Ir ne visi supranta, kad gyvenant pirmam aukšte daugiabutyje yra tikimybė įsilaužimo, kas liečia langus. Tai pateikėm pasiūlymą, kaip to galima būtų išvengti. Prisipažinkime, retas, kuris iš mūsų gilinasi ir skaito gaminių aprašymus, techninius parametrus. Tad kažin ar žinome, ką gali pasiūlyti skirtingi gamintojai. Turėdami tą techninę informaciją gamintojų, mes jau parenkam klientui tinkamiausią produktą, įsigilinam į pačio gaminio konstrukciją, įsigilinam į tai, kaip tas gaminys bus montuojamas ir kokiam pastate ar būste jisai turėtų tarnauti. Vat į tai atsižvelgiant ir daromas pasiūlymas. Kitas pavyzdys. Tarkime, mums reikalingos durys. Galbūt štai tokios, o gal geriau štai toks dekoras. Vieną kartą atvykę pas mus klientai paprašė durų. Mes nuvykę pas juos į namus ir apžiūrėję aplinką, pasiūlėme jiems puikų sprendimą – stumdomą sistemą. Pas klientą buvo nedidelė erdvė ir mes jam priėmėme puikų sprendimą, kurie sutaupėme erdvę. Taip pat stumdomą sistemą galime bet kada atverti, jį atitveria kambarius ir taipogi galima išimti, jeigu reikia visą nišą išnaudoti. Nešant baldus ar kai yra svečių ir nereikia užtverti jums erdvės, galime puikiausiai išimti ir ta erdvė mums lieka atvira. Taip pat galime pasiūlyti stumdomą sistemą su vientisa plokšte. Su tapetu klijuojamu pas mus yra bambukas. Taip pat galima į tarpą dėti stiklą ir galima dėti plastiką. O ką galėtumėt patarti, jei mums reikalingos durys į terasą? Atvykęs pas mus klientas susidomėjo lauko durimis į terasą. Mes pasiūlėme jam puikų sprendimą – slankiojančios duris į lauką. Žmonės, aišku, nežinojo, kad tai yra toksai dalykas pas mus naujovė. Žmogus žino 1-2 variantus, bet mes jam galime pasiūlyti žymiai daugiau. Viskas vienoje vietoje. Skirtingų gamintojų produkcija ir profesionalų patarimai, padedantys susivokti tarp pasiūlos rinkoje. Kad nereikėtų lakstyti po skirtingus prekybos salonus. Vienur ieškant lango, kitur durų. Prisiėmame visus klientų lūkesčius, visus klientų pageidavimus, garantinius įsipareigojimus, techninę pagalbą. O tai ir yra mūsų darbo esmė. Mes nesistengiame parduoti lango, nesistengiame parduoti durų, mes ieškome kliento problemos sprendimo.